Sveiki visi. Žodžiu, šiandien nusprendžiau nufilmuoti jums video, kadangi jūs daug žmonių prašo manęs, kad nufilmuočiau video daugiau tokį asmenišką. Tai žodžiu, nusprendžiau visą tai padaryti per savo namų prizmę, papasakoti apie savo pomėgius, pasižiūrėti, kas yra mano virtuvėje. Ir žodžiu, daisim gal ne tik į grožio priemonių. Tai žodžiu, tai pradėsim. Šiuo metu mes esame mano virtuvėje. Parodysiu, ką naudoju. Aš visą laiką pas mane namie ką galite rasti. Čia dar kai kur yra nelabai kitas remontas, tai tokius visokius niuansus, galite nekreipti dėmesio. Žodžiu, čia yra riešutų sviestas, irgi labai dažnas klausimas, kokį naudoju riešutų sviestą. Tai čia būtent yra crunchy, man atrodo. Jo, crunchy. Ir čia yra iš Protein Works. Čia yra kilogramas, apie 10 eurų, 10-12. Tai žodžiu, čia yra, kaip žinot, riešutų sviestas gerieji riebalai. Tai valgom drąsiai iki 30 gramų, aš bent jau asmeniškai valgau per dieną. Čia yra proteininiai batonėliai, miško uogų ir apple skonio. Ir aišku, gertuvės bioteko ir mano termosinis puodukas. Na, ten bliūdeliai, tratata. Čia yra, matot, visokių mėginukų, aminorūgščių, žodžiu. Na, čia reikia turbūt padovanoti kažkam, nes aš tai jų tikrai neišnaudoju. Čia dar nesutvarkyta spintelė. Taip, čia yra guli pagrindinis proteinas, tai yra baltymai, kurį geriu iš karto po treniruočių. Renkuosi bananinį skonį po treniruotės. Tada yra riebalų degintas, L-karnitinas irgi riebalų deginimui. Tada Genetic Nutrition BC, tai yra aminorūgštis, atsistatymui skirtas, gliutaminas, taip pat, kurį irgi geriu ir kuris yra žiauriai šlykštus. Nerealiai šlykštus. Tai man labai sunku įgerti, bet dėja reikia. Tada yra purškiamas aliejus, kurį tikrai matėt mano puslapį ne vieną kartą. Ir alyvuogių aliejus. Alyvuogių aliejus aš nenaudoju, nežinau, neatsimenu kokią progą jį pirkau, bet jeigu atvažiuoju svečių, tai jis jau būna pagardinų salotas. Bet šiaip aš renkuosi arba purškiamą aliejų, arba kepu ant kokosų nerafinuoto būtent aliejaus. Čia galima, matot, surasti tokių grikių, ryžių, basmati ryžius naudoju, avižų, kukurūzų, trapučių, dribsnių, ten makaronai pilno grūdo. Čia yra granola gaminta, teko turbūt matyt. Mano, aš čia valgau rytai su graikišku jogurtu, smulkintos avižos. Čia irgi dar yra vienas riešutų sviestas, ką man pasisekė maksimaliai rasti parduotuvėse, tai yra Prizmoj. Ir čia yra 95 procentai, ar 95 ar 98 riešutų. Tai žodžiu tikrai neblogas. Trapučiai, kava, prieskoniai, čia, žodžiu, saldiklės. Aš saldiklį naudoju, kai geriu kavą. Taip, čia yra indai, puodukai. Čia dar ta pati granola. Čia galima rasti linų sėmenis, kurios naudoju. Trapučiai, smulkintos avižos, žemės riešutai ir pilno grūdo makaronai, ne? Čia čainikas labai gražus. Labai gražus čainikas. O čia yra pomelo. Iš tikrųjų, vaisiais lepinas iš tikrųjų retai šitas pomelo čia guli 2 savaitės. Bet turėjau dar kito, tai todėl šitas čia yra. Ten yra puodai, visa kita, orkaitė, nu žodžiu. Tai va, čia yra šaldytuvas. Iš tikrųjų šitą šaldytuvą labai branginu, kadangi man jau pirko mano buvęs vaikinas, tai čia viskas, kas liko iš jo. Tai va, žodžiu. Čia, matot, kamerą mes turim vištienos skaitinėlės, šiaip dar valgau kalakutieną, krevetės, šaldytos daržovės, avietės. Dabar esu pasinešus ant tvirtų daržovių, tai, žodžiu, verdu daržovės, labai mėgstu. Ir, žodžiu, man tai labai patinka, pamatysite. Taip, šaldytuvas yra apytuštis. Kadangi ruošiuosi maisto volui, tai, žodžiu, nieko neperku. Tai va, ką mes čia galim rasti? Kiaušinių, pesto padažą kažkas klausia, kokį naudoju, vištienai tai tokį. Čia turiu pomidorų pastos, garstyčių, sojos, nenaudoju, senai guli, tabasko, alyvuogių yra gerieji riebalai. Čia yra toksai kavai, tipo geras gėrimas, bet nemažai cukraus iš tikrųjų. Čia tokia grietinėlė Alpro užmačiau, nusipirkau, tai dar stovi vienu žodžiu. Taip, sūris, kečupas, čia tikrai pas mane atvažiuoja tokių žmonių, kurie mėgsta kečupą, jį valgo. Aš pati jo nevalgau. Fitpulse naujas sirupas labai patinka. Šitą, atrodo kokį mažą boteliukas mažas, o turiu gal 5 mėnesius. Čia salotų padažas Cezai. Toliau,
Turim marinuotų pievagrybių, svogūnėlių, konservuotų pomidorų, saulėje džiovintų pomidorų. Nu, čia žodžiu produktai, kurie ilgai stovi. Dabar uždarysiu, atidarysiu, nes šaldytuvas bjauras pradeda klipsėti. Čia guli mano 3 dienų pietus ateinančių, galiu parodyti, kas yra viduj. Viduj yra virtos daržovės ir vištienos krūtinėlė. Tai žodžiu visom 3 dienom tas pats, nes taip nusprendžiau. Atšaldytos braškės, nauja Valio varškytė sausainių skonio, labai skaniai, tikrai patariu. Lapinkiau mano išreklamuota, tepu ant sumuštinukų ir darausi su lašiša. Konservuotas tunas, atvejų sūris, mozarelos tarkuotas sūris, kurį dedant vištienos, žinoma daug aistės jogurtas, optimali linija varškė, kadangi mažiausiai cukrus, grybai, vanduo, mano proteininiai kukuliukai skanėstai ir tada yra daržovės. Nu, tai čia vienas bananas rūkšelis, per savaitę suvalgau apie 2 bananus, apie pusantro, tai jie pas mane visą laiką pajuodoja. Špinatai ir vienu žodžiu visą kitą. Ir čia yra kiaušinių baltymai. Ir bekaloriai sirupai. Valdermansai, tai yra braškės, karamelio šokoladas, favoritas karamelė, tada zyrau klevų sirupas, šokoladinis, nu žodžiu, neblogi, bet tas man labai naujas patinka ir Valdermarso karamelinis. Tai va, tai čia yra turbūt tikriausiai nieko nepamiršau, čia yra lempa labai graži, galite pasimėgauti, pasižiūrėti, kokia graži lempa. Tai va, eikim toliau. Dabar pradžiai dabar užeisim į kalidorių, kadangi kalidoriui dar yra pikas. Remonto darbų dar šiek tiek įrankių. Tai va, čia turim dar šiek tiek proteino. Žodžiu taip, čia yra vanilinis proteinas, kurį naudoju kepiniams, braškinis. Retai naudoju, senai turiu, bet labai retai naudoju. Čia yra naujas dar šokoladinis, čia irgi šokoladinis. Čia bananinis naujas laukia manęs ir šokoladinis. Tai va, tai bananinį geriu patreniruočiau, visus kitus naudoju kepiniams. Nu, tik va su braškim kažkaip prastai. Čia guli mano visokie rankinės, draugės, visokie kailiniai paltai, kailiai, nu žodžiu, taip toliau. Taip, čia mes turim, žodžiu, svajotoje mano batinę, kadangi čia yra mano šaltojo metų sezono batai. Ten rankinės sudėtos, ten viršui gal jau ne sezonas, ne šviesios. Mano nauja Adido kėdai, esu Adido kėdai 2 gerbėja. Čia laisvalaikio kėdukai, kadangi su platforma, tai nelabai pasportuosi. Čia turiu kablus, kurių dar niekada neuždėjau. Tiesiog juos turiu. Čia yra batai ir čia aš matot, kaip ir sakau, esu Adido gerbėja, tai yra vien Adido kėdukai. Žodžiu, nu tai ką tai? Ką? Naikai. Ai, nu tai vieni naikai. Bet nelabai. Šitų, čia yra mano patys pirmi kėdai, kai pradėjau sportuoti. Ir iš tikrųjų jie atrodo puikiai. Biškių purvini, bet, žodžiu, geri batai. Jie man kelia kažkokius, tai čia yra tokie ilgi batai prie treningų, pavyzdžiui, prie Labelos mafijos, kurios yra pačios geriausios tipos iš galfitness.lt, kurios priglunda prie kūno ir, žodžiu, jautiesi kaip be kelnių, žodžiu. Toliau, čia mes turim, ką mes šiaip turim, čia, žodžiu, nieko įdomaus, rankšluošiai patalinė, mano termosiukai, vienas didesnis, kitas mažesnis, kur nešiuojasi maistą. Jeigu nešiuojasi daugiau, naudoju didelį, jeigu mažiau, nešiuojasi mažą. Tai va, dabar papasakosiu, čia yra stalas, kosmetinis stalas, kuris yra skirtas mano hobiam, blakstienom ir makiažam. Jisai čia puikiai telpa, tai aš to labai džiaugiuosi. Čia yra visokios suknelės, paltai, kaba, visos, nu žodžiu, viskas kaba. Ir čia yra striukės, kožos, dėvimų kožos, turiu visokių raudonų, žalių, kūno spalvos, juodų, striukių, žodžiu, turiu ligą. Jo, tik dabar kožų nelabai sezonas, tai ir uždarykim šitą spintą, tai ten vasariniai rūbai. Tai va, tai supratot, ką aš turiu maždaug ir ką mėgstu. Dabar daugiau moterim. Taip, čia yra tualetas, tai nenorėsiu dantis. Taip, dabar porą patarimų moterim, kadangi vis tiek svarbu ne tik investuoti save į sportą ir visą kitą, bet ir į savo išvaizdą, palepinti savo plaukus, odą. Tai čia nieko įspūdingo, čia yra tik tai dušo želė. Aš mėgstu dušo želė. Čia dar šitą iš Ispanijos. Ispanijai buvau balandžio mėnesį, dar galiu, vienu žodžiu. Šiaip mėgstu prieš treniruotę ir po treniruotę praustis gaiviam dušo želėm. Tai yra su agurkais visokiom, su kokos, nu tokiom gaivesnėm. O jau vakare, kai prausiuos, mėgstu visokios su uogytėm, tokias sunkesnės, žodžiu.
Taip, čia yra kūno šveitiklis, mano pats mėgstamiausias, tikrai išbandykit, čia su spanguolėmis, su cukru, man labai patinka. Šiaip visą laiką buvau DAV gerbėja šampūnų, tiek šitos linijos, bet kadangi dabar nusišviesinau plaukus, tai naudoju pilkinantį profesionalios linijos Schwarzkopf šampūną ir, aišku, visokias atstatomasias kaukės, aliejūkus ir taip toliau. Čia kitos kaukės, viena su keratinu, kita Pro-U Color kažkokia, nu žodžiu, retai naudoju, reikėtų iš tikrųjų dažniau naudoti. Tai va, tu čia nieko ypatingo. Aš mėgėju, kaip žinot, riešutų, tai veido šveitiklis yra, uogos, pasiutė riešutai, labai fainas, nusišveitė, viskas super. Paprasčiausias, kai sportuojate, aišku, reikia labai prižiūrėti savo odą ir iš tikrųjų ją visą laiką valyti, aš naudoju paprasčiausią garnierę, prausiklę. Dabar aš bandžiau naują L'Orealio kremą. Iš tikrųjų man patiko. Tai čia yra antiperspirantai, aliejūkas, 2 paakių kremai, 1 uogos, kuris to baigs galioti, reikia kuo greičiau išnaudoti. Čia Izraelio kosmetika, sviestas, šveitiklis, veido kaukė. Nu, žodžiu, viskas čia kaip ir aišku. Ten va. Dabar, kai laikausi iššūkio, tai labai pradėjau daug gulėti vonioje, žodžiu. Tai čia prisipirkau levandą, druskos, visokios, visko. O čia man draugė atvežė iš Ispanijos, nes kai buvau Ispanijoje, tai buvau atsivežus. Čia, žodžiu, namų kvapas, kas žino, kur tokių gauti Lietuvoje, rašykit man, būsiu pati dėkingiausia pasaulyje. O čia vakar mano draugė viena grįžo iš Korėjos, tai privežė man veido kaukį jos superinę. Gerai, einam toliau. Mano namai nėra dideli, bet man vienai užtenka jų pakankamai. Čia yra mano lova, kur aš praleidžiu minimum 8 valandas per parą, tam, kad mano raumenukai atsigautų po intensyvių treniruočių. Ten matot, yra mano šuo, uždėsiu šviesą, kad jis geriau matytųsi. Jis nėra labai aktyvus, visiškai netoks kaip šeimininkė, bet pupali. Na, žodžiu, palikim jį gulėti ir netrukdam jam gyventi. Čia yra televizorius niekada nežiūriu. Ten yra knygos, sofa, čia yra spinta, čia netidarinėsiu, kadangi yra labai daug visko. Kadangi šeštadienį pradėjau sportuoti, tai yra mano bokso pirštinės, įjungiau prie savo jėgos treniruočių su svoriais boksą, tai matysim, čia yra bintai boksui, žodžiu, čia pačios tik nefilmuok, nes ten daiktaniai žiūrės. Taip, čia yra sportinė apranga ir kita apranga. Čia guli visokios golfas. Aš mėgstu, kad rūbai dabar, kai yra tų spintoje vietos, remontas baigėsi, kad viskas matytųsi, ką turiu. Kadangi man labai sunku, jeigu viskas guli sudėta, tai aš mėgstu viską ant pakabos. Tai yra golfas, atskirai kelnių zona, atskirai sijonų zona, šauktukų zona, žodžiu, viskas aišku. Timpos, turiu gal 10 jų, sportinės timpos, megztukai. Tarp kitko apie timpą, dabar patarimai sportui. Esu audimo gerbėja, dabar būsiu labiau Lasmafijos gerbėja, realiai pirksiu tik jas, bet šiaip Nike'as ir audimas man labai patinka. Čia yra laisvalaikio kostiumėliai, čia yra mikutės skirtos sportui ir čia yra ilgom rankovėm. Ir yra liemenukai moteris, kas ieškote kokius pirkti sportui. Tai aš esu audimo gerbėja, turiu tokį mėlyną, juodą, žodžiu, man jie labai patinka iš tikrųjų, tai patariu, išbandykite, tikrai gerai viską prilaiko. Tai, čia yra mano patinė trikotažo komoda, kurios tikrai netidarinėsiu. Čia yra papuošalai, čia irgi nesiplėsim. Kokios moteris nemėgsta papuošalų? Na, trupučiuką. Hop. Ką čia žiūri? Veidrodį purvina. Oi, lempa, atsiprašau, pamiršau, todėl ir netidarinėjau. Visą laiką būna kokių nesklandumų. Taip, čia papuošalai, laikrodžiai, papuošalai, žodžiu, kvepalai. Mano patys mėgstamiausi tai Black Opiumas ir dabar nauji tai Givenchy. Dašo Divinan kažkaip jie tarėsi. Taip, čia yra šepetukai ir, žodžiu, čia yra moteriškas jau mano kampelis, kuriame, žinot, nusimauni timpas, nusimauni sportinę aprangą, kedus, atsisėdęs su išplauta galva ir kažkaip tai bandai prisiversti tapti moterimi, mane jau nebe sporto salėje. Nors geriausiai, aš kaip ir sakiau, jaučiuosi su timpom. Tai va, šiaip makiažas man ir pačiai patinka ir užsiminėjau to laisvalaikiu, galima sakyti, kurio neturiu, bet vis tiek bandau tą daryti. Tai va, čia yra visokie tamponėliai, lūpdažiai, visokių lūpdažių. Mano mėgstamiausias tai iš Slikas. Slikas parfumerija.lt, būtent šita spalvytė 436. Čia turbūt spalva, na jau tikriausiai.
Tai šitų dažniausiai dažausi, o visais kitais nesidažau. Žodžiu, yra pora Nikso, tą vasarai pirkau, bet, nežinau, žodžiu, turiu visko pasikrovus, nežinau, kada sunaudosiu. Taip, čia yra beauty blenderis, reikalingas kiekvienai merginai, ten Geltizers šukos, dar šepetukų niekada nebūna per daug. Čia yra visokie sausi šampūnai, čia draugė parvežė pas mus Lietuvoje, tokio nemačiau, čia yra plaukų tiesinimui, tai man labai patinka, aliejukas, dar vienas plaukų tiesinimui. Čia iš čia keratinas plaukam. Dabar kai pabaigsiu to šampūnus, jeigu kada nors pribaigsiu, tai sekanti mano linija bus čia. Ten visokie pam. Žodžiu, taip, trupučiuką pasižiūrėkim, ko čia yra. Ką čia galėčiau jums patarti? Taip, vienas iš tokių, ką linkiu turėti kiekvienai moteriai, tai yra paprasčiausias K3 konsileris, jis kainuoja gal 3 eurus, gal 4, bet tai yra pats nepakeičiamiausias daiktas. Kadangi kiek esu benaudojus, nei vienas mane jo neatstoja. Jis liko veido kontūravimui ruda spalvytė. Čia yra kontūravimui skirta. Mėgstu sliką, mėgstu Revolution šešėlių, čia visokių Nikso šešėlių yra, žodžiu. Tačiau tokie produktai, ką žinau, nieko tokio, kaip sakant, wow. Čia man draugė irgi parvežė iš Ispanijos, nes Lietuvoje aš tokių nesu mačius. Čia yra concealeriai, anti-age'ai. Čia yra pudrytė. Šiuo metu teikiu pirmą vietą Merikėjų. Niksas, mėgstu šitą Art Deco ir labai geriu Nikso šitą, kaip vadinasi, želė antakiam. Nu, ten visokių žodžių visko yra. Ir tarp kitko, toks paradoksas. Žodžiu, paradoksas tai, kad kai intensyviai pradėjau sportuoti, pradėjau nebesidažyti darbo dienom. Tai vienintelis dalykas, kadangi blakstienos pas mane priaugintas, tai viskas, ką naudoju kiekvieną dieną, tai yra BB kremas Garnierio. Ir visą šitą tiesiog sėdi čia, nes aš dažniausiai po treniruotės varau tiesiai į darbą. Iš 5 dienų, gal pirmadienis, trečiadienis, penktadienis, kad varau į rytinę treniruotę, tai realiai, gal antradienį, ketvirtadienį biškį daugiau pasidažau, bet kitas 3 dienas. Savaitgaliais, jeigu kažkur einu, bet dabar niekur neinu, tai ir nesidažau. Dabar biškį pasidažiau, nes reikia pasifilmuoti. Tai va, tai tokie iš tikrųjų mano tie nedideli namai, žodžiu, supratot, kas man patinka. Tai nereiškia, kad pasportuoju ir nieko nedarau, ir nesidažau ir visą kitą. Aš irgi esu moteris, irgi mėgstu visokius tai dalykėlius. Žodžiu, čia yra dar šiek tiek literatūros. Kas neskaitė, tai aišku, perskaitykite Pulkevičiaus Tobulas kūnas, pasąmonės gale. Stengiuosi skaityti, bet kai tik pradedu skaityti, iš karto einu miegoti. Tai va, tai žodžiu, ten šiaip tokie kalienas, kartais parūkau, kai reikia atsipalaiduoti, nes iš tikrųjų streso daug, nervų taipogi. Pupulė, ateik čia pasirodyti publikai. Ateik čia, ateik. Pupulė. Ateik, ateik pasisveikinti. Ateik. Susipažiūrėk. Pupulė pasiėmiau prieš metus iš prieglaudos namų. Šiaip visai ganėtinai normalus šuo, bet jis mėgsta poilsį, jam patinka poilsiauti. Nusišypso, Pupulė, ko tu toks? Žodžiu, labai myliu Pupulį iš tikrųjų ir viskas su juo gerai, bet jis mėgsta poilsį, žodžiu. Tai va, tai man atrodo nieko nepamiršau, tai va gyvenu ir, kaip sakant, taip ir gyvenu. Tai va, tai ačiū, kad žiūrėjote, iš tikrųjų, jeigu turit kokių klausimų, tai galite rašyti po komentarais. Tikiuosi, kad patiko ir iš tikrųjų pasakau daugiau. Nežinau, kažką galbūt, jeigu norite plačiau, tai galiu plačiau įsiplėsti. Čia toks trumpas, kaip čia vadinasi? Home. Kaip vadinasi? Kas? Turas po namus, žodžiu. Tai va, viskas. Ačiū už dėmesį. Varom miegoti.